metais mes keletą kartų buvom. Porą kartų buvom Maidane. Per įvykius. Per tas riaušes. O po to jau rytiniai daly kariniam konflikte pačiam kare. Važiavom visiškai civilinę mašiną, nešarvuotom, be jokių apsaugų. Važiavom ten, kur kas antrą važiavimą apšaudo, kur kiekvieną dieną artilerija dirba. Tiesiog laimingo atsitiktinumo dėka tą dieną kažkodėl ilsėjosi priešininkai, separatistai. Ir kažkas šaudė kažkur toli. Tai buvo išvažiavimas į frontą, priešakinės linijas. Tu sėdi atviram kėbulio ir tau rodo namą, kuriame kartais būna snaiperis, kuris apšaudavo tokias pravažiuojančias mašinas ir tu supranti, kad tu visiškai nieko negali padaryti. Pasak vieno mano kolegos karo operatoriaus, šitas karas yra turbūt jo bene pats baisiausias matytas ir pats pavojingiausias, kadangi nėra aišku nei kas, nei kur, nei su kuo, nėra aiškios struktūros. Nereikia įsivaizduoti, kad fotografavimas ten yra tiktais kariškiai, šaudimai ir gaudimai. Žinoma, kad pačios didžiausios istorijos yra ten, kur nevyksta šūviai. Iš Ukrainos, pavyzdžiui, parvežti kadrai. Nežinau, ar bus 3, kur man patinka, ar nebus. Vienas iš jų, kur man pačiam labiausiai patinka, tai tas, kur kariškis, medikas miega mašinoje, fotografuotas per stiklą ir netgi miegodamas jis neatleidžia ginklo saugiklio. Tai vadinasi, kad situacija ten iš tiesų įtempta, nes natūraliai bet koks karys miegodamas turėtų paleisti ginklą. Ir niekur neteko kitur tokio vaizdo matyti. Aš labai abejoju tai žmonėm, kurie šneka, kad aš važiuoju į karą, važiuoju į potvinius, į žemės dreibėjimus dėl to, kad noriu pasauliui parodyti ten, kur jie patys negali nuvykti. Iš tiesų, tai būkim biedni, bet teisingai, kad visi šitie žmonės, bent jau didžioji dauguma, važiuoja patenkinti savo adrenalino poreikio. Ir tiesiog šalia to jie dar kažką fiksuoja, kažką rašo, kažką filmuoja ir perduoda tai pasauliui. Bet aš labai abejoju, kad jeigu pasakytum kokiam nors žurnalistui, kuris teigia, kad aš važiuoju perteikti pasauliui visų tų baisumų, ir jeigu pasakysi gerai važiuok, bet tavo pavardės nebus prie tavo medžiagos. Aš manau, kad netiek jau daug žmonių sutiktų, tiksliau vienetai arba apskritai nesutiktų. Aš važiuočiau turbūt kol kas. Lietuvoje tai reiškia būti fotožurnalistu. Tai reiškia, kad didžiąją dalį darysi tai ne apie ką svajoji ir tai, ko nori, o tai, ką tau liepia. Tai yra vakarėliai, portretai ir politikai. Jeigu tik įmanoma, aš visą laiką stengiuosi to išvengti. Bet kai tenka tai daryti, tai švelniai tariant malonumo nedaug būna. Nes ateiti į vakarėlį ir matyti, suprasti, kad žmonės į tą vakarėlį atėjo tam, kad pasidarytų savo reklamą, kad juos kažkur kažkas pamatytų, jie išsidažo, pasipušia, ateina į vieną vakarėlį, nusifotografuoja, išeina į kitą vakarėlį. Ir su tuo pačiu kontingentu tu bėgioji paskui ir fotografuoji režisūrinės nuotraukos visiškai, kur nėra jokio tikro gyvenimo, tik tais silikoninės dirbtinės šypsenos. Kartais
Aš manau, kad Lietuvoje tos tikrosios fotožurnalistikos netiek jau daug yra. Netiek jau daug yra fotografų, kurie išeina iš tų rėmų ir kurie daro ne tai, ko reikia redakcijom. Po kurio laiko jau, kaip pasakyti, pradedi vaikščioti tokia riba ir visų pirma pradedi pats suprasti, kad būtent lakstymas po purvus perkeltinė prasme, braidžiamas po šiukšlynus ir bendravimas su įvairiausio plauko žmonėm nuo benamių iki prezidentų. Bet tas ir yra tikrasis gyvenimas, o ne tie vakarėliai ir ne spaudos konferencijos. Patinka fiksuoti ten, kur sudėtinga tai daryti galbūt ne vien psichologiškai, bet ir fiziškai. Kai tau reikia pusę dienos bristi per pelkę iki krūtinės, tam, kad padaryti 10 nuotraukų. Arba tau reikia lipti 100 metrų aukščio bokštą, tam, kad padarytum apie Aukštalpius. Nerti po vandenį tam, kad padarytum apie pramogą, nardymą arba povandeninius archeologus, kaip jie dirba. Lipti į kalnus, lįsti po žemę. Tas ir yra malonu, kai darai tai, kas nėra lengva ir dar parneši iš ten, jeigu pasiseka gerų kadrų. Auksinis kadras nėra gyvenimo tikslas, bet jis natūraliai paglosto turbūt savimylę kiekvieno fotografo. Gavęs tos auksinius kadrus, pats aš iš tiesų juos pamiršau, nežinau, gal po savaitės. Tuos apdovanojimus kažkur pakabinau, užkišau ir jie dingo iš mano gyvenimo. Iš tiesų tai, jie reiškia tik tiek, kad tuo metu išnyksta nepasitikėjimas savim kurį laiką, po to vėl pradedi tapti lygiai taip pat kritiškai apie savim galvoti ir teisingai galvoti. Man teko fiksuoti tos auksinius kadrus, kai vienas ūkininkas laikė arklius žemaitukus, kurie iš tiesų yra pakankamai atsparūs šaltiem oram. Bet jis juos laikė, švelniai tariant, netinkamų sąlygų. Duodavo prastą šieną, jie gaudavo mažai vandens. Tuos arklius pamatė kažkokie gyvūnų globos mylėtojai. Pakėlė vėją, staiga atvežė jiems labai daug šieno, gero šieno, prie ko jie buvo visiškai nepriratę. Ir gavosi kaip su Napoleono kariuomenė atėjo Vilniuje. Arkliai daug ir gerai priėdė, išsipūtė pilvai ir pradėjo stipti. Ir stipo neišbado nuo persėdimo. Kad ir kaip jos bandė ten traukti tie gelbėtojai, bet vis tiek jie akyse užsimerkė ir jų akys. Tiesą pasakius, buvo vienas iš nedaugelio kartų, kada man sudrėko akys. Ir kada iš tiesų man pačiam buvo gaila tų arklių. Pripranti prie to. Nes jeigu nepriprastum ir nesisaugotum, turbūt negalėtum tokio darbo dirbti. Pasikartum po porą savaičių. Tiesiog bandai užmušti savo emocijas
kažkokiais juokais bandai nekreipti dėmesio. Ir dažniausiai tas pavyksta. O kartais būna taip, kad nepavyksta to išvengti. Ir tas ypač pažymėtina su vaikais, kada žūsta vaikai ir prie tavo motinos atvyksta jau atpažinti. Tu lakstai, fotografuoji ir bandai primesti tą pačią kaukę kaip ir su visais. Kad tau tas nerūpi. Ir kai jos pradeda klykti, rėkti ir gaivinti ausiniai mirusius savo vaikus, tada supranti, kad tai iš tiesų netgi tau yra pakankamai skaudu ir stipru. Ir tu negali taip sėdėti ir žiūrėti iš šono į tą skausmą. Buvo vos keletas atvejų, kada buvo labai sudėtinga net nefotografuoti, po to jausis. Tai vienas iš tų ir buvo, kada per vieną parą du žuvusius vaikus ir jų motinas fotografavau. Atvažiuoji, padarai savo darbą ir išvažiuoji. Ir taip žmonėm toliau teks gyventi. Savo skausmų, su netektimu, su mąstymais galbūt kažką galėjo tėvai padaryti, kad to nebūtų, kaltinimais, gedumu. Aš turbūt nežinau jokio kito darbo, kuris leistų tiek daug pamatyti gyvenimo tokio įvairaus, kur nėra dirbtinių pozų, dirbtinių šypsenų, dirbtinio maivymosi. Ten, kur žmonės nebūtinai būna ribinėse situacijose, bet ten, kur jie nemeluoja. Nenori, negali meluoti. Nebe tas rūpi. Fotožurnalistika tampa kaip narkotikas. Pripranti prie to judėjimo, prie neplanavimo. Taip sauga, tu turi prisisiekti kažkur. Va ten prie tos juodos kilpos. Va ten, va, iš galo tau juoda kilpa. Prisisiek, tada išlipsi, persisiksi pas mane. Taip, kaip garažo. Manau, kad fotožurnalistika yra gyvenimo būdas ir gyvenimo būdas toli gražu ne visiems turbūt žmonėms. Nes arba tu jį mėgsti, arba nemėgsti. Arba džiaugiesi tai, ką jis tau duoda, arba keiki.